Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai. Šį kartą jūs kviečiame į Šilalę dar vienos varžybos. Ir čia Lietuvos galiūnų komandinis čempionatas. Aišku, visi dar gyvename tais vaizdais ir prisiminimais, kas įvyko Druskininkuose finalinėme Lietuvos galiūnų čempionato etape, kur triumfavo Karolis Aleksandravičius. Jis per 7 rungtynes surinko 56 taškus, nugalėjo jisai. Ir itin atkakli kova vyko ir dėl antrosios vietos. Sidabro medaliu džiaugiasi Tomas Šliupas, vos taškų aplenkęs bronzą pasidabinusi Mantą Lalą. 4 pozicijoje dėl klaidos padarytos apmaudžios liko Modestas Struckus. O dabar jau naujos varžybos, naujos emocijos, kurias mums padės komentuoti Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Ar spėja sportininkai atsigauti po finalo ir dabar pilnu pajėgumu varžytis dėl komandinių galiūnų titulų? Na, sportininkai pratę, dažnai vasarą būna kas savaitę varžybos, bet aišku, sportininkam jaučiasi nuovargis, nes kai kuriems sportininkam jau tai yra 3-4 varžybos iš eilės. Ir sportininkai yra ir pavargę, ir kai kurie traumuoti. O dabar išgirskime miesto šeimininko palinkėjimą. Kad visi labai garsiai dar kartą paplotume mūsų kraštiečiui Karoliui, kuris praeitą savaitgalį tapo Lietuvos galiūnų čempionas. Tikrai galim garsiau padėkoti. Ačiū Karoliui. Taip. Tikrai linkiu visiems gerų emocijų ir tą paskutinę miesto dieną šventę užbaigti su dideliu trenksmu. Na taip, pasididžiavimo jausmas Šilalėje, žiūrovo akise, Karolis Lietuvos čempionas. Šitą gražuolį traktorių, kuris sveria 5 tonas, 20 metrų, įveikia vienas galiūnas distanciją, po to pasikeičia ir sekantis galiūnas taipogi traukia 20 metrų. Taip, Žydrūnai, jeigu nieko prieš, gal dar kartą aš noriu pristatyti komandas. Modestas Struckus poroje bus su Audriumi Jokubaičiu, Karolis Aleksandravičius, taip išgirtas, su Vyteniu Pauža, Tomas Šliupas su Roku Černiausku, Ramūnas Liebus su Donatu Maskolaičiu. Šių varžybų teisėjas Saulius Brusokas, sekretorė Rasa Brusokienė. Iš viso šiandien mes pamatysime 6 rungtis. Čia yra pirmoji iš jų, traktoriaus tempimas, kaip Saulius Brusokas ir pasakė. Traktorius sveria 5 tonas ir jis bus tempiamas 20 metrų. Kiekvienas komandos narys traktorių tempia atskirai, o tada laikai sudedami. Tik tai 4 komandos, trumpai apie jas, ar yra kažkokių netikėtumų, paskutinės minutės pakeitimų ir taip toliau. Taip, po finalo ne visi sportininkai galėjo dalyvauti. Labai gaila, bet Dainius Repšys traumavosi ir trauma labai rimta. Įtrūko tricepso raumuo. Ir čia per finalą? Taip, per finalą svarmens kelimo viena ranka į viršų metu. To nematė mūsų žiūrovai, bet tikrai buvo traumuotas sportininkas ir nebaigė varžybų. Be abejo, jis negali ir šiandien dalyvauti, o jis turėjo dalyvauti komandoje kartu su Karoliu Aleksandravičium. Tai jį pakeitė Vytenis Pauža. Karoliui iš tikrųjų nuostolis, nes komanda vis tik tai silpnesnė ir bus sunku kovoti. O aš dabar norėjau paklausyti, Žydrūnai, o Repšys su Karoliu, Dainius Repšys su Karoliu Aleksandravičiu, jie yragi buvę komandai, vienas kitą puikiai pažįsta? Jie yra Lietuvos praėjusių metų čempionai Lietuvos komandinio čempionato. Tai iš tikrųjų didelis nuostolis šiai komandai. Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis dalyvauja ne vienus metus kartu. Tai manau, kad šiandien jie turi didelį šansą laimėti. Rokas Černiauskas ir Tomas Šliupas taip pat praėjusiais metais matėme juos dalyvaujant kartu. Ir nauja komanda Donatas Maskolaitis ir Ramūnas Liebus. Paskutinę minutę pateko į šias varžybas, nes negalėjo dalyvauti Mantas Lalas dėl darbų ūkyje. Vat norėjau ir paklausti, nes pakankamai daug garsių vardų negirdim. Mantas Lalas vėl dėl ūkio darbo, vėl ūkininko profesija kišakoja. Taip, iš tikrųjų orai gražus, reikia derlių nuimti ir tikrai sunku Mantui Lalui suderinti galiūnų varžybas, treniruotės ir darbus ūkyje. Tai džiaugiamės, kad finale pavyko jam dalyvauti, galbūt ne tiek kaip jis norėjo pasirodyti, bet tikrai buvo pasiruošęs sportininkas ir sudalyvavo kur kas geriau negu praėjusiais metais. Buvo tik 5, šiemet 3. Galbūt kitais metais vėl
kovos dėl aukščiausios vietos, manau, to išsvajoto čempiono titulo. Na, aš galvoju, gal dėl Manto Lalo reikėtų finalus daryti ne per derliaus nuėmimo laikotarpį. Tai šį kartą Mantui pasisekė, nes praėjusiais metais buvo rugpjūčio pabaiga, dar blogiau. Taip. Ir Liepos pabaiga iš tikrųjų jam buvo geresnis momentas ir jisai buvo geroj sportiniai formai. O praėjusiais metais tikrai matėsi, kad dėl darbų nelabai pavyko pasiruošti ir užimta 5. vieta, manau, netenkino nei jo gerbėjų. Na, gal atsiras jau koks nors uždarų patalpų Manto Lalo taurė laimėti čempionatas. Žiemą, pavyzdžiui, vykstantis. Na, būna varžybos, dalyvaus netgi iš tikrųjų jau bus dalyvavęs, kada žiūrovai matys šias varžybas uždarose patalpose Latvijoje tarptautiniam dideliam turnyre. Tai sportininkas, manau, ten bus pasiruošęs ir parodys gerus rezultatus. Beje, mes pirmos poros pasirodymą, kai matėme, Modestas Struckus su Audriumi Jokubaičiu, bendrai sudėjus 48 sekundės 36, kol kas niekas Alytiškio ir Šakių atstovo rezultato ir nepagerina, tik tai priartėja gal, bet kol kas tai ir buvo pats geriausias rezultatas. Na taip, iš tikrųjų šie sportininkai, manau, yra neabejotinai favoritai šios dienos varžybų. Kartu dalyvauja daug varžybų, tikrai abu geros sportinės formos, šiek tiek Audrius Jokubaitis traumuotas, bet Modestas Struckus, manau, yra papykęs Yra po tas finalo. sportinis pyktis, ar ne, po finalą? Ir nori šiandien tikrai geriau pasirodyti. Aišku, sportininkai visi ganėtinai pavargę. Ramūnas Liebus nedalyvavęs Lietuvos finale, bet turi šiokią tokią traumą. Ranką matome jam suteipuota, sutvarstyta. Tai iš tikrųjų ta trauma, tikiuosi, leis baigti varžybas. Būtų labai liūdna, jeigu sportininkas irgi traumuotųsi. Na, kaip suprantu, už Vytenį Paužą Šilalėje visi serga, ar ne? Taip, manau, kad šiandien Vytenis Pauža Šilalėje turi tikrai daugiau gerbėjų negu praėjusiais metais. Taip, todėl, kad Karolis Aleksandravičius yra Šilalės atstovas. Aš su Žydrūnu Savicku, kai šnekėjome ir jūs girdėjote per finalą, sakiau, įdomu, kaip savivaldybės pagiria, padėkoja nugalėtojam. Na, patys matėte, kokios ovacijos ir kokia padėka. Ne piniginė, bet emociška. Na, skambėjo iš tikrųjų rimtai. Labai neblogai. Vytenis Pauža, dabar imasi reikalų Karolis Aleksandravičius. Žiūrėsime jų rezultatus sudėjus, kokie tengi skaičiai puikuosis ir kokia vieta. Karolis Aleksandravičius visai neblogai. Kai toks palaikymas, tokie šūksniai. Ir tos kojinės skirtingų spalvų turbūt irgi neša sėkmę. Manau, greičio prideda. Gerą. Na, Karolis Aleksandravičius viską tobulai atlieka. Karoliui Aleksandravičiui, jeigu dar pavyktų laimėti ir komandinių varžybas, na, būtų dvigubas triumfas. Laikas neblogas ir žiūrime. Taip, Modesto ir Audriaus rezultato kartu sudėjus niekas nepagerino, 48. Antroje vietoje, gan netikėtai, ar ne, Ramūnas su Donatu? Taip, iš tikrųjų, čia netikėta ir sportininkai užsivedė, matosi. Užsivedė Karolis su Vyteniu trečioje vietoje kol kas ir Tomas Šliūpas su Roku Černiausku 4. Tomas Šliūpas visi čempionas. O dabar antra rungtis. Matome antrą galiūnų rungtį, tai bus dviviečio rasto kėlimas ir kuri komanda iškels sunkiausią svorį, tai ir laimės. Palinkėkime jiems sėkmės. Taip, dviviečio rasto kėlimas, rasto svoris 220 kg ir čia laimės komanda, kuri iškels tą svorį daugiausia kartų, ar ne, per 60 sekundžių. Šį kartą bus maksimaliam svoriu keliama, taigi manau, visi sportininkai bandys visus svorius kelt. Ai, čia startas tik tai nuo 220, vėliau didėja. 220 ir pamatysime, kiek iškels daugiausia. Šiaip įdomu, nes truputį kitoks formatas, kaip ir vieną rastą keliant asmenėse varžybose. Matėme, finale laimėjo Lukas Mataitis, iškėlė 180. O beje, kur Lukas Mataitis? Lukas Mataitis taip pat negalėjo dalyvauti varžybose, nes jisai neplanavo varžybose dalyvauti, nes turėjo sportininkai dalyvauti kiti, o paskui, kai jau traumavosi,
jisai negalėjo dėl savo asmeninių planų. Taip įdomios iš ties varžybos, jau viską apsižiūrėjom, belieka išsiaiškinti, kas bus čempionu. Gerbiami žiūrovai, po trumpos pertraukėlės grįžtame į Lietuvos galiūnų komandinį čempionatą. Po pirmos rungties pirmauja geriausiai pasirodė Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis. Iš viso 4 komandos, 8 sportininkai startavo nuo 220 kg, dabar jau pereiname prie 240 kg. Aš taip žiūriu, kurioje komandoje yra tas didžiausias ūgio skirtumas, kuris šiaip tai kištų koją. Tai panašiausia, kad tarp Tomo Šliūpo ir Roko Černiausko, ar ne? Tarp jų yra skirtumas, bet didesnis, manau, yra tarp Ramūno Liebaus ir jo kolegos, kur Maskolaitis yra labai aukštas, o Ramūnas žemiausias, manau, šios dienos dalyvis, tai ten tikrai didelis skirtumas ir sunku bus jiems. Na taip, ko gero apie juos ir galvoju, bet dabar labai man bus įdomu pamatyti štai šį duetą, kuris po pirmo atkėlimo 220 kg matėme, kad aiškinosi, nes labai jau jie ten nedarniai jį buvo iškėlę, ar ne? Ir dabar jau tas pats panašiai. Panašu, aišku, svoris nesunkus, bet reikia susikaupti ir susiderinti veiksmus, norint laimėti šioje rungtyje. Na, dabar jau nebeaptarinėja, bet rezultatas geresnis nei tas pirmas atkėlimas. 220 kg svarbus svoris įveiktas, o žiūrėk, su kiekvienu svoriu ir tas susigrojimas irgi ateis. Na, žiūrim, 240. Šliūpas Černiauskas jau 260. Viskas sinchroniškai, beveik sinchroniškai. Rokas Černiauskas šiek tiek vėliau kėlė, bet gerai tai, kas gerai baigėsi. 260 kg įveikta. Na, dar šiek tiek pasiaiškinama tarpusavyje. O čia tikri vikingai, labai gerai atrodo ši komanda. Karolis Aleksandravičius ir Vytenis Pauža. 260. Kas šios rungties, Žydrūnai, favoritas? Labai sunku pasakyti. Manau, kad Karolis Aleksandravičius ir Vytenis Pauža turi panašias galimybės kaip Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis. Pažiūrėsim, kaip šiandien seksis. Na, žiūrim, ar tas trečias kartas jau bus idealus ar ne. Modestas Struckus su Audrium Jokubaičiu jau 4 taškus jie turi po pirmos rungties. Čia gerai, na, ir dabar gerai, puikiai. Modestas jau šiek tiek išlaukė, pirmas nebekelia. Ojojojojoj. Ojojojojoj, kasgi čia buvo, svoris ant kojos užsirito, buvo numestas. Svoris netidžiai buvo nuleistas svoris ir užkrito ant pėdos, tikrai nekokios naujienos. Ir labai nelaiku, ir labai ne vietoje, ir atrodė tas kėlimas trečias buvo idealus, susigrota ir svoris iškeltas. Na, gal režisieriai dar mums pakartos kažkada šį kėlimą. Bet taip, būna taip. Reikia netgi ir iškėlus svorį žiūrėti į detalės, ar ne? Taip, iš tikrųjų, traumos gaunamos dažniausiai ne keliant maksimalų svorį, kada yra susikaupimas, bet kada atsipalaiduoja sportininkai. Taip, dar laikas eina, netgi jeigu nepavyksta svorio atkėlimas, tu dar turi galimybę, ar ne, pasikartoti. Ir dabar matome, Tomas Šliūpas sako, gal jau nebandom, nieko nedarom, daugiau sugaišim laiko, čia kol viską atstatysim, bet panašu, kad nutarė jie visgi dar kelti, nes pusę minutės lieka. Na, laiko tikrai daug. Vienam kartui galima susitvarkyti darbo vietą ir bandyti vėl iškelt. Aišku, jeigu lieka mažiau antram kartui negu pirmam. Kažkaip nenoriu įžeisti ar kritikuoti, bet Tomo Šliūpo nusiteikimas, ar jisai jautė, kad šitas svoris nepaklus, atrodė psichologiškai nusiteikęs neiškelt buvo? Na, matomai, kad sportininkai kartais ir jaučia, kad daug trūksta. Nes jau ir tas pirmas kėlimas buvo nevykęs, antram irgi jis taip tarsi per nenorom. Žiūrėkit, buksuoja čia ir Karolis su Vyteniu Pauža. Šiaip neblogai kėlė, pakankamai vienodai sportininkai, bet pritrūko jėgų truputį.
Nu, tokiais atvejais, kaip suskaičiuoti iki 10, įkvėpti, iškvėpti ir su naujom jėgom, palaikant žiūrovam. Daugiau energijos, panaudo daugiau kojas ir įmanoma iškelti. Ir Vytenis Pauža iškėlė, o Karolis neįkėlė. Tikrai nustebino, kad Vytenis Pauža iškėlė. Aišku, Karolis truputį vėliau startavo, tada pereina visas svoris jam, bet šiaip buvo arti, kad iškeltų tą svorį. Taip, nors ir gauta trauma, bet Modestas Struckus dalinasi pirmąją, trečiąją vietą su Tomu Šliupu, Roku Černiausku, Karoliu ir Vyteniu. Ramūnas Liebus, Donatas Maskolaitis 0 puikuojasi, tai ko gero net nedalyvavo ar nekėlė jokios. Taip, praleido šią rungtį, nes Ramūnui yra traumuota ranka, tai nutarė patausoti save kitoms rungtims. Na, žiūrime rezultatus. Po 2 rungčių pirmauja, kaip ir po pirmos, Modestas Struckus, Audrius Jokubaitis, bet neduoda ramybės tą traumą, ar ne? Taip, iš tikrųjų, jau šiaip Audrius Jokubaitis buvo traumuotas ir dabar dar rastas užmestas ant kojos, neaišku, kaip jisai galės dalyvauti kitose rungtyse. Na, įdomu, ar ši rungtis kojom bus, ar ne? Komandai nunešti rentinį, vienas galiūnas neša pirmin atgal, po to pasikeičia, kitas galiūnas neša taip pat pirmin ir atgal. Laimi komanda įveikusi distanciją per trumpiausią laiką. Na taip, trečioji rungtis, rentinio nešimas, pirmasis komandos narys neša 300 kg rentinį, įveikia 20 metrų, tada perduoda estafetį kitam komandos nariui, na štai ir Audrius Jokubaitis, tarsi viskas gerai stakoja. Na, manau, kad sportininkas neturi kur trauktis, atšaldė ir sukaupęs visas jėgas ir kentėdamas skausmą daro tą rungtį, nes nėra kelio atgal. Nors žingsnis tai riebus yra žengtas link nugalėtojo titulų. Oho, ir žiūrėkite, ir dar dviguba apkrova, kas čia Modestui atsitiko, nepatinka jam ši rungtis, jaučia, kad ne. Pirštai nelaiko ir šiandien dar neatsigavę matyti ir nuo finalo, tai Audrius Jokubaitis padirbs visą darbą. Ir Modestas sako, aš čia šalia jau ką padėsiu, taip, keičiamės, sako Audrius Jokubaitis, na taip, dar keli metrai pavyks. Laikas, aišku, tiksi. Nėra gerai, keičiamės. Ir visi delnų žiūri, plišinėja tos odelės. Ne Modesto ši rungtis. Taip, Modestas buvo šiek tiek pagerinęs lagaminų nešimą tikrai nuo pernai metų, bet finale ir šiose varžybose nesisekė ši rungtis. Gaila labiausiai Audriaus Jokubaičio, tarsi galėtų pabūti šešėlė, šiek tiek pasisaugoti po tos kojos traumos. Pirmoji rungtyje matėme jį griūnantį, antroje rungtyje jis irgi griuvo, na bet jau čia netoks griuvimas, ne trauminis griuvimas. Šiaip toks pasirodymas, minutė 9, tai yra puikus šansas šiai komandai. Taip, iš tikrųjų, manau, kad Vytenis Pauža visai neblogai atrodo šiandien. Manau, kad jisai dirba 120%, kad nepavesti Karolio Aleksandravičiaus, kuris neseniai tapo Lietuvos čempionu ir namuose nori pasirodyti kuo geriau. Tai tikrai Vytenis šiandien atrodo labai gerai. Na, padeda, kaip ir minėjome, Karolio kojinės, ko gero irgi sėkmės talismanas. Iš tikrųjų ir greičiai ir jėgos priduoda, kaip iš natų, viskas tobulai. Ir taip, 48 sekundės, jeigu neklystu. Kol kas geriausias rezultatas. Aišku, dar šioje rungtyje labai stipriai gali pasirodyti Tomas Šliupas ir Rokas Černiauskas. Abiems jiems ši rungtis yra viena iš geriausių. Oho, kaip Rokas Černiauskas bėga. Taip, pasikeičia ir grįžta atgal. Kol kas tobula. Sugaišo apie 20 sekundžių, jeigu tokį rezultatą dabar parodys ir Tomas Šliupas. Tikrai bus pagerintas Karolio ir Tomo. Taip, šioje rungtyje tikrai ši komanda yra nenugalima, nes abu sportininkai yra labai stiprus ir greiti šioje rungtyje. Taip, Karolį ir Vytenį aplenks, ar ne? Panašu, kad taip, tikrai taip. Bravo, jokių šansų kitiems. Šaunoliai, pirma vieta čia, man atrodo, jau garantuota. O žinant, kad
turnyrinė lentelė labai ankšta 4 komandom. Netgi ir 3 komandom, kurios kovoja dėl titulo, tai čia rimtas pareiškimas. Žiūrime, Tomas Roku tai pateisino, kad ši rungtis jų mylima. 38 sekundės, labai nekaip susiklosti ši rungtis Ramūnui Liebui ir Donatui Maskolaičiui, bet Modestas Struckus su Audrium Jokubaičiu irgi užgaišo šioje rungtyje. Modestui Struckui labai nesisekė joje. Karolis Aleksandravičius ir Vytenis Pauža antri. Na, žiūrime, man atrodo, dabar gerokai čia viskas keičiasi. Ne taip jau ir labai keičiasi. Tiesiog Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis vis dar pirmi, bet jau atotrukis tarp 1-3 vietos yra tik tai viso labo vienas taškas. Rezultatai po 3 rungčių, oho, kokia kova, kokia intriga ir kaip įdomu stebėti šias varžybas. O dabar keliaujame 4 Šioje rungtį. rungtyje reikės kelti 550 kg štangą. Laimės komanda, kuri daugiausiai iškels pakartojimų. Ar čia tas Apolono šis, ar ne? Taip, Apolono šis, dvivietė, pirmą kartą Lietuvoje matome šią rungtį. Visiškai nauja pagamintas prietaisas, kuris atvyko tiesiai jau į varžybas. Sportininkai pirmą kartą bando šią rungtį varžybose. Matome, kad svoris tikrai didelis. 550 kg, tikrai daug. Tikrai daug, nes dviese keliant tas svoris dar padidėja dėl skirtingo sportininko aukščio, dėl skirtingos technikos. Jau tai būtų po 275 kg sportininkui, bet iš tikrųjų tai 10, netgi 20% kartais gali jausti svoris didesnis negu įprastai. Na, jau tokio svorio labai norėtųs tikėtis, Audrius Jokubaitis neužsimes ant kojos. Būtų gerai, nes manau, Būtų blogai, jeigu užsimestų. Nes jau tikrai net laikytų koją. Na taip, dabar čia šiaip svarbiausia pamiršti, kur buvo padarytos klaidos, kokios rungtys nesisekė, ar kuriuose labai neblogai sekėsi. Audrius Jokubaitis ir Modestas Struckus, jie dar yra kovoje, turi 8 taškus, dalinasi antrąją, jie yra pirmoje vietoje su 9 taškais, 6 atkelimai, tikrai puiku. Aš taip galvoju apie 4 komandą. Jiem turbūt jau ir psichologiškai sunku šiuose varžybose, Ramūnas Liebus ir Donatas Maskolaitis, kai tu matai, kad visi ten toli nubėgo. Taip, iš tiesų sunku, nes kai nebeturi šanso patekti į prizininkus ir matai, kad dalyvauti iš tikrųjų yra sunku ir reikia tik pagirti sportininkus, kad jie baigia varžybas iki galo. Žydrūnai, kas čia per varžybos kažkoks prakeiksmas Audriui Jokubaičiui? Dar viena rungtis ir dar viena, maža trauma. Ir vėl Audrius Jokubaitis. Na, tikrai Audriui nelabai sekasi šiose varžybose. Tikimės, kad viską kompensuos, jeigu pavyks laimėti, nes tikrai sportininkas grįž visas namuose sužalotas. Na, iš tikrųjų, po kelių rungčių valiojus ant žemės, tai užsimestas svoris. Dabar bandau suprasti, kas ten buvo. Matėme kraują ant riešo, čia nuo tų diržų, ar kas ten riešo pasukimas? Kaip suprantu, tikriausiai nuslydo diržas ir jisai nuplėšė odos truputį. Ojojojoj. Na gerai, žiūrime toliau čia, tai bent varžybos. Karolis Aleksandravičius ir Vytenis Pauža. Aleksandravičius stipriausias šioje rungtyje. O Vyteniui Paužai ši rungtis nėra labai gera, o vienam atkelti irgi neišeina. Tai iš tikrųjų sudėtingesnė situacija. Na, jeigu matėme rastų kelime, kad Pauža pirmas daugiau kelia, o Karolis atsilikinėjo, tai čia dabar panašu, kad taip, dėl Vytenio Paužos, ar ne? Taip, šioje rungtyje tikrai sportininkai labai skiriasi pajėgumas ir matosi iš karto, kad Vyteniui yra tikrai sunku atkelt, bet 2 kartai atkelti, neblogas rezultatas vis tik tai komandai. O Tomas Šliupas ir Rokas Černiauskas tai turėtų šią rungtį laimėti, nes abu tikrai pakankamai pajėgų šioje rungtyje ir manau, kad tikrai laimė šią rungtį. Na, neskubėkim su tuo laimėjimu, nes Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis, nors ir su traumelėm, nors ir sunkiai, bet 7 kartai. Tai yra pakankamai geras rezultatas, nors ką aš čia ginčiau su Žydrūnu Savicku, dabar pažiūrėkit, 23 sekundės jau 5 atkelimai. Tai kaip ir ramu.
Aš manau, kad turėtų aplenkti, bet aišku, 7 kartai yra geras rezultatas. Bet Negali ir laiko dar daug. atsipalaiduoti. Dar vienas atkėlimas ramybės dėliai, taip, užfiksuoti. Ir dabar, net nežinau, pailsė 10 sekundžių ir bandyti. Bandyti dar. Taip, prieš tą lemtingą kartą, kad laimėt paprastai sportininkai pailsi, kad nepadaryti klaidos, nes jeigu per greitai keli, tai gali net kelt, o tada jau dar kartą bandyti kelt, jau būtų tikrai sunku. Labai įdomu girdėti publikos reakciją. Man labai dėl to ir patinka Galiūnų varžybos, kad palaikomi visi sportininkai. Ir dabar girdėjot kokios ovacijos Rokui Černiauskui ir Tomui Šliupui. Tarsi turėtų vatas salto, kurį seniai matėme. Tarsi turėtų būti tyla, turėtų sirgti Šilalės atstovai tik tai už Karolį Aleksandravičių ir Vytenį Paužą. Bet ne, sergam už visus, už gražias emocijas. Taip, Tomas Šliupas, Rokas Černiauskas šioje rungtyje pirmi, jie gauna 4 taškus, Modestas Struckus, Audrius Jakubaitis antri, jie gauna 3 ir man atrodo, kad dabar bus dvivaldystė. Pagal mano skaičiavimus, po šios rungties 2 komandos dalinasi pirmąją, antrąją vietas. Taip ir yra, Modestas Struckus, Audrius Jakubaitis, Tomas Šliupas, Rokas Černiauskas, 1-2 vietos. 2 taškais jau atsilikinėja Karolis Aleksandravičius ir Vytenis Pauža. Kiek daug emocijų šiuose varžybose, ar traumos nesukliudys Audriui Jakubaičiui, ar negausys dar vienos traumos, kaip Vytenis Pauža, koks jo pajėgumas bus šioje rungtyje, įdomu. Karolis Aleksandravičius, aišku, vienas nepatems visko. Vienas Galiūnas vers padangą 5 kartus į priekį, 5 kartus atgal. Toliau kitas Galiūnas neš naščius, kurie sveria 370. Ir taip laimės rungtį, kurie atliks greičiausiai. Naščių nešimas ir padangos vertimas. Tai yra prieš paskutinę 5 rungtis. Taip, pirmasis komandos narys neša 370 kg naščius, 20 metrų, tada perduoda estafetę, kai įveikia distanciją kitam komandos nariui ir jis tada verčia padangą, nežinau kiek ten, 5+5 karto, ko gero taip. Kaip čia pasiskirstys, įdomu, Modestas Struckus, Audrius Jakubaitis, Žydrūnai, kuris neš naščius, kaip galvojat, kuris padangą vers, kuriam kas geriau sekasi? Na, Modestas gali abi rungtis daryti gerai, bet jisai, aišku, yra greitesnis padangoj, bet Audrius geras ir to rungty. Tai iš tikrųjų sunku bus, manau, apsispręsti, nežinau, kaip nuspręs sportininkai. O kaip su Karoliu ir Vyteniu? Su Karoliu Vyteniu, manau, kad Karolis neš naščius, o Vytenis vers padangą, nes manau, kad tai būtų geriausias sprendimas komandai. Na, pasižiūrėsime. Aš dar primenu, kad Tomas Šliupas su Roku Černiausku, jie po 4 rungčių dalinasi 1, 2 vietas. Na, o čia taip vargsta šiek tiek Donatas Maskolaitis ir Ramūnas Liebus, suprantama. To nusiteikimo faktas, kad šiek tiek gal ir trūksta, kai tu suprantai, kad rezultatai jau nepasikeis, turi savyje atrasti jėgų po pakankamai alinančio sezono. Na, žiūrim, Karolis Aleksandravičius ir Vytenis Pauža. Spėjimas pasitvirtino, taip, Žydrūnai? Karolis neša. Naščius vis tiek, Karolis yra stipresnis ir svoris tikrai yra didelis, tai manau, kad tas buvo sprendimas. Ir be to Karolis nors ir gerai verčia padangą, bet jis yra gavęs traumą toje rungtyje, tai nėra tai jo viena iš mėgstamiausių rungčių. Na, ar galima šiai komandai panaikinti tą 2 taškų skirtumą? Sunku iš tikrųjų, nes ši rungtis jiem nėra tokia palanki kaip abiems oponuojančioms komandoms, nes tiek Modesto komandai, tiek Tomo komandai yra labai parankios rungtys. Na, dabar svarbiausia, ko gero, Karolio ir Vytenio komandai, per daug neišbarstyti tų taškų, kiek tai yra įmanoma. Tai planas minimum, faktas, kad jie bus 3 šioje rungtyje, arba planas maksimum, kokie 2. Aišku, reikia vis tiek bandyti kuo greičiau veikti, nes niekada sporte nežinai, gal sportininkai
iš kitos komandos ir nebaigs rungties, visko gali atsitikti Galiūnų sporte. Na taip, gal Dainius Repšys su visa pagarba Vyteniui Paužui kai kuriuose rungtyse tikrai būtų geriau atrodęs. Taip, būtų komanda buvusi Toj pačioje Apolono stipresnė, ašyje. bet Vytenis tikrai neblogai atrodo šiandien ir labai reikalo negadina. Čia jau tikrai pritariu, Vytenį Paužą visada smagu stebėti ir labai sergame už jį. Taip, minutė 20. Toks yra rezultatas. Žiūrime. O dabar svarbiausi dalykai prasideda. Prieš paskutinėje rungtyje Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis. Matome, Audrius neš naščius, o Modestas vers padangą, nes padangos vertime galima tikrai daug išlošti brangių sekundžių, tai manau, Audrius gal ir truputį lėčiau neša naščius negu Bet be sustojimų kol kas. Modestas, bet padanga užima daugiau laiko, tai Modestas gali vis tik tai daugiau padaryti komandai, versdamas padangą, negu nešdamas naščius. Taip, bet Audrius Jokubaitis savo darbą padarė. Taip, puikiai įveikė distanciją. Vienas sustojimas, na gal ten, jeigu būtų be to sustojimo, 2-3 sekundės būtų sutaupytos, bet taip, kaip Žydrūnas ir akcentavo, Modestas Struckus padangos vertime yra tikras žvėris. Jūs tik tai pasižiūrėkite, koks greitis, kokia sprogstamoji jėga. Taip, reikia dar atgal, 5 kartus į priekį, 5 kartus atgal ir tada jau fiksuosime rezultatą. Taip, prisiminkime kitų sportininkų pasirodymą. Karolio minutė 20. Panašu, kad tas rezultatas tikrai bus pagerintas, nes reikia tik dar vieno atvertimo. Ir taip, minutė 3, jeigu neklystu. Ir dabar žiūrėsime visi žvilgsniai į Tomą ir Roką. Čia jau nuo savęs viską padarė šie du sportininkai, nuovargis irgi daro savo. Taip, iš tiesų viską padarė. Audriui kaip teko tikrai sunki dalia su traumuota koja, nešti rentinį, nešti naščius, tikrai reikėjo kentėti. Visas krūvis ir ant kojų, ne tik ant pečių. Taip. Na, žiūrim, Rokas Černiauskas, ar pamatysime dar jo asalto? Na, kol kas labai gerai, tikrai greičiau nei Audrius Jokubaitis startavo. Taip, kol kas tikrai yra greitis didesnis, be sustojimų kol kas. Ir viską lems padangos vertimas. Bravo, Tomas Rokas. Šliupas tikrai gerai padangą vertė. Rokas Černiauskas kaip kulka įveikė savo dalį, o ir Tomo Šliupo tas vertimas yra panašus, o galgi netgi ir greitesnis šiek tiek nei Modesto. Gali būti, kad jie laimės šią rungtį. Ir tai būtų rimta paraiška. Gerai, 5 kartai įvyko. Gerai, greit dar žiūrime. Minutė 04. Laiko tikrai yra daug. Ir jeigu klaidos nebus, man atrodo, mes pamatysime geriausią rezultatą. 1 kartas ir dar 1 kartas. Ar aš jau čia skubinu reikalą? Ne, dar 1 kartas. Taip, viskas. 53, 54. Sveikinam šios rungties nugalėtojų. Šaunuoliai viską parodė. Ką galėjo, Saulius Bursokas taip išdidžiai vyram parodė. Žiūrėkit, jūs geriausi. Šaunuoliai, taip, džiaugsmas. Na, gal dar salto ir nereikia. Iš Roko Černiausko, jeigu bus nugalėtojai, tada 53-85, jokių šansų kitiems. Ir tai yra jau 4 taškai ir šie du sportininkai, Rokas su Tomu, kyla į pirmąją vietą, antroje bus 1 tašku atsilikdami Modestas su Audriumi, o Karolis Aleksandravičius labai jau tvirtai su Vyteniu Pauža įsitvirtino 3 vietoje. Na, panašu, kad Karoliui nepavyks to dvigubo triumfo akimirkų pajusti. Na taip, jau šį kartą teks tenkintis 3 vieta komandų varžybose, o kas laimės, paaiškės tik tai po akmens perkelimo rungties, nes 1 taškas nieko nelėmė. Laimės ta komanda, kuri laimės paskutinę rungtį. Na taip, su dideliais lūkesčiais ir intriga keliaujame į paskutinėje 6-ąją rungtį ir tai bus akmens perkelimo rungtis. Sugrįšim po trumpos pertraukėlės.
Po trumpos pertraukėlės grįžtame į Šilalę. Komandinis čempionatas, paskutinė rungtis. Statome 6 paskutinę galiūnų rungtį. Tai bus akmens perkėlimas per šį gražų įrenginį. Vienas galiūnas stovi prieš kitą ir tai perkėlinėja akmenį. Jiem laiko limitas yra 2 minutės. Akta romantiška, poetiška ir stipri. Vyriausiojo teisėjo Sauliaus Bursoko siela taip gražiai apibūdino šią rungtį. Žydrūnai, aš pagalvojau, kad dabar labai geras laikotarpis visiems galiūnų sporto gerbėjams, kurie žiūri BTV. Jau atrodo, Druskininkuose mes matėme kažką nepaprasto. Lietuvos galiūnų čempionato didįjį finalą, kuriame triumfavo Karolis Aleksandravičius ir ten tokia įnirtinga kova vyko. Antrą vietą užėmė Tomas Šliūpas. O dabar atkeliavome į Šilalę. Čia komandinis čempionatas ir vėl didžioji intriga. Tik vienas taškas skiria 2 komandas ir absoliučiai dar neaišku, kas taps komandiniais čempionais. Taip, abi komandos galinčios laimėti šiandien yra absoliučiai vienodo pajėgumo. Matome vieną rungtį, vieną komandą laimi, kitą ir tikrai įdomios varžybos. Sportininkai labai panašaus pajėgumo tiek individualiuose varžybose, tiek komandinėse ir bus tikrai įdomu pamatyti, kas laimės. Nuspėti, kas laimės, tikrai sudėtinga. Sudėtinga, kol kas didelių klaidų nebuvo, gal tik tai buvo labai tokių įdomių momentų, kaip Modesto Struckaus ir Audriaus Jokubaičio komanda, kuri iš 6 rungčių 4 Audrius Jokubaitis gavo mažesnę ir didesnę traumą. Bet matome prieš paskutinėje rungtyje, kad Audrius Jokubaitis vėl puikioj formai, tarsi tų traumų ir nebūtų, ir rodo nepaprastai gerus rezultatus. Taip, iš tiesų Audrius yra kovotojas, o tikras galiūnas gali dalyvauti ir traumuotas, ir su skausmu. Nuo to tik tai dar didesnė pagarba šiam galiūnui. Bet šiaip, Žydrūnai, aš taip pasižiūrėjau prieš artėjant tą didįjį mūšį dėl komandinių varžybų nugalėtojų vardo. Visi turi savo priešistoriją, ar ne? Modestas Struckus, pavyzdžiui, iškovojo antrąjį etapą, nugalėjo. Finale nepavyko jam dėl tos nelemtos klaidos vienoje iš rungčių. Pykčio yra, noras nugalėti, triumfuoti yra. Tas pats Tomas Šliūpas kitoje komandoje. Antra vieta. Tapo vicečempionu, užleidęs sostą Karoliui Aleksandravičiui. Irgi turi savo nesuvestų sąskaitų. Na, šiaip jo, bet manau, kad Tomas Šliūpas yra vienas iš laimingiausių finalistų po Karolio Aleksandravičiaus. Kodėl? Todėl, kad jisai niekada nebuvo dar prizininkų trejete ir pirmą kartą užėmė prizinę vietą ir ne trečią, o iškart nuo antros. Didžioji dalis galiūnų pradeda 3 vietą, 2, paskui 1. Kaip Karolis, pavyzdžiui. O Tomas iškart užlipo ant 2 vietos. Nedaug trūko, kad ant 1 būtų tikrai sensacija buvus. Manau, kad jis yra patenkintas savo sezonu. Kita vertus, tas pats Rokas Černiauskas, jam tai irgi puikus šansas įsirašyti tokį skambų titulą. Be abejo, tikrai šiandien manau, kad atiduos visas jėgas šioje rungtyje, nes toks šansas vis tik tai nedažnai pasirodo. Praėjusiais metais Dainius Repšys ir Karolis Aleksandravičius laimėjo ir šį kartą Dainius Repšys negali dėl traumos dalyvauti, taigi ta komanda iškrito iš kovos, o tos 2 komandos tikrai bandys tą titulą paimti šiandien. Na, o čia matome Karolio Aleksandravičiaus ir Vytenio Paužos paskutinė rungtis. Karolis gan greitai perkelia tą akmenį. Čia gali rinktis, ar ne? Kiekvienas, kuris kelia. Na, svarbiausia per tą laiką kuo daugiau kartų. Tradiciškai turėtų vienas kelią, kitas, kad būtų galima pailsėti sportininkam, bet jeigu vienas narys pavargsta arba jam jau sunku, negali perkelti, tada gali toliau tęsti darbą vienas sportininkas. Na taip, 3 kartus perkelia Karolis Aleksandravičius, dabar bandys dar kartą perkelti ir Vytenis Pauža. Tai yra akmens perkelimo rungtis, komandos nariai pasikeisdami perkelia akmenį, beje, koks akmens svoris, kokį čia pasirinkalį, vienas mažesnis, kitas didesnis, vienas 140, kitas 160 kg. Svoris, kurį kėlė 160 kg, kaip suprantu. O jeigu mažesnį pasirinkė, tai automatiškai gauni žemesnę vietą, jeigu kažkas perkels sunkesnį akmenį. Gerai, 8 kartai
perkelta Karolio Aleksandravičiaus ir Vytenio Paužos. Žiūrim, o dabar ir prasideda ta didžioji kova dėl pirmosios vietos. Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis. Šiek tiek daugiau, aišku, šansų turi Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis, nes yra aukštesni sportininkai, o šioje rungtyje ūgis yra pranašumas. Bet nepamirškit, kad jie vienu tašku atsilikinėja. Taip, bet jeigu jie laimėtų šią rungtį ir tai yra paskutinė rungtis, tai jiem užtektų laimėti varžybas. Na, o jeigu rezultatas lygus, pavyzdžiui... Jeigu rezultatas lygus, tada laimė Roko Černiausko ir Tomo Šliupo rungtis komanda. Nes jie daugiau pirmo vietų? Jie pirmauja dabar vienu tašku. Ne, aš ta prasme, kad jeigu Modestas Struckus, taip, su Audrium Jokubaičiu iškelia, pavyzdžiui, 9 kartus, Tomas Šliupas, Rokas Černiauskas 8 kartus, tai tada rezultatas bendras būtų lygus. Taip. Tada būtų žiūrimas rungtyse pasiektos 1, 2, 3 vietos. Na, o dabar matome, kad Karolio Aleksandravičiaus rezultatas su Vyteniu Pauža jau pakartotas. Visi čia, man atrodo, pasirenka 160 kg, gal tik tai Ramūnas Liebus su Donatu Maskolaičiu pasirinko 140 kg svorį ir atkėlė jį 3 kartus, 8 kartai. Na, žiūrim, kiek laiko, 120 sekundžių, bet mums čia kažkaip daugiau rodo. Rezultatas nėra labai aukštas, vis tik tai 10 kartų nėra galima kelti geresnių tempų, bet sportininkai yra šiek tiek pavargę ir nuo šios dienos rungčių ir dar nuo finalo neatsistatę. Tai abiem komandom, aišku, bus sunkiau pasiekti labai aukštą rezultatą. Sąlygos visiems vienodos, viskas, laikas baigėsi, 2 minutės, patenkinti patys Modestas Struckus su Audriumi Jokubaičiu, gal Jokubaitis daugiau patenkintas, nes džiaugiasi, kad baigėsi šios varžybos ir nebebus galimybių traumų gauti. Na, dar reikia užlipti ant tikėkime, pakilos. Koja bus gerai statoma ir nieko neatsitiks. Taip, Tomas Šliupas ir Rokas Černiauskas. Atskaitos taškas koks yra? 12 kartų perkelė šį svorį Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis. Tai reikia bent jau pakartoti tokį perkelimą ir tada pirma vieta garantuota. Taip, reikia bandyti pakartoti. Arba 11 kartų ir tada žiūrėti dėl tų pirmųjų vietų. Kol kas pagal laiką nežiba. Kol kas tempas nekoks ir keista, bet šį kartą Tomas Šliupas silpniau atrodo šioje rungtyje. Rokas Černiauskas labai neblogai kelia. Ir laiko visai mažėja, 2 minutės skirtos tam, o tik dar 3 kartai. Na gerai, gal tikėkime, dar įsilinguos. Jau viskas, ilsėtis, jau čia nėra kada, laikas spaudžia. Na, per minutę, jeigu perkelus 6, tokiu tempu įmanoma. Įmanoma iš tikrųjų, bet aišku, nėra lengva. Reikia palaikyti tempą ir truputį dar jį pagerinti. O nepamirškim, kad jėgų tai tikrai neprisideda, o jos kaip tik kažkur dingsta. Bet aišku, kad bus rezultatas labai panašus ir kova vyks tikrai iki galo. Žiūrėsim kaip sportininkai. Turbūt čia tas variantas kaip ir būriau, kad 12 vargų bau ar jau pavyks, bet 11 tai būtų jau gerai. 8 dar 3 kartus per 30, daugiau nei 30 sekundžių. Įmanoma ar ne? Įmanoma, tikrai įmanoma. Ojej, visi ten tą klausimą lūpose tarė, ar spės, lieka 20 sekundžių, po 10 kiekvienam. Atkėlimui, puikiai. Dar žiūrėkit, gal ir 12 įmanoma. Aš įsivaizduoju, koks jausmas. Rokas Černiauskas ragina Tomą Šliupą. Na, oi. Apmaudu, iš tikrųjų buvo galima 11 perkelti ir 12. Reikėjo šiek tiek Rokui daugiau duoti kelt. Iniciatyvos iš kitą pagalvojau. Šiandien tikrai jisai geriau atrodė šioje rungtyje. Jūs jau, Žydrūnai, pačioje šios kovos pradžioje pasakėte, kad Tomas Šliupas gan prasčiau šiandien atrodo. Jau matėsi iš karto ir pagal tą nusiteikimą, gal tikrai reikėjo daugiau duoti iniciatyvos Rokui Černiauskui. Na, dabar jau galima svarstyti, kas būtų, jeigu būtų, bet akivaizdu, kad po akmens perkelimo rungties
Viskas. Jau dabar reikia žiūrėti tik tai į turnyrinę lentelę. Ir čia kas bus? Lygų taškų. Mes čia skaičiavom. Taip, jeigu tu antras, tai tu taškų mažiau. Surinki 19. Ir gal per anksti nurašėm, Žydrūnai? Taip, pasirodo, užteko. Sportininkai buvo matyti apsiskaičiavę ir per daug neskubėjo. Štai taip, o mes jau sakėm, kad pirmos vietos, aš jau klikavau, kad pirmos vietos neužims. Štai ką reiškia galiūnų varžybos, intriga iki pat paskutinės akimirkos. Taip, aš dabar žiūriu Modestas Truskus. Pirma vieta, trečia vieta. Na taip, Tomas Šliūpas su Roku Černiausku daugiau pirmų vietų, kas ir lėmė, kad jie lipa ant nugalėtojų pakilos. Tomo Šliūpo sėkmės periodas tęsiasi, antra vieta galiūnų čempionate, pirma vieta komandiniam čempionate, o čia Rokas Černiauskas. Jeigu dažniausiai jis po laimėtos rungties mes matydavom vieną jo salto, tai čia dabar jau 4-gubas, 5-gubas buvo atliktas. Pirma vieta, daugiau salto. Taip, ypatingas laimėjimas dviems vyrams. Vienas iš Šilutės, kitas iš Varėnos. Tomas Šliūpas ir Rokas Černiauskas. Daug metų atidavęs galiūnų sportui, bet kad šitaip tokios rungtynės vyktų iki paskutinės akimirkos, tai seniai buvau matęs. Kaip jums tai pavyko nugalėti tokius dičkius? Stengiamės iki pačio galo, nepasidavėm ir pasisekė po paskutinės rungties. Nu, Tomai, aš žinau, kad tu esi karingas, bet vis tiek pasakyk, kur čia sėkmė? Na, visas pirmas sėkmė, tai stengiamės, garaže sportuojam sunkiai ir rezultatas matas. Na, aš galvoju, kad suvedžiojau šiek tiek mūsų žiūrovus už nosies su tais skaičiavimais, bet ačiū Dievui, kad galiūnai moka skaičiuoti geriau, ar ne? Iš tikrųjų, jeigu Karolis iškėlė 8 kartus su savo komandos partneriu, tai šiem vaikinam užteko 9, kad užimtum antrą vietą. Taip, iš tiesų. Na, bet kokiu atveju palikim skaičiavimus ramybėj. Reginys buvo fantastiškas, įdomus iki pat paskutinės sekundės. Ačiū Žydrūnai, ačiū visiems žiūrovams, kurie stebėjo šias nepaprasto grožio varžybas. Iki. Iki.